Sveiki, čia vėl Aidas. Na ir šiandien jau atėjo laikas vynuogių kekių ribojimui. Vynuogės jau senokai nužydėjusios. Štai jau suformavo tokius burbuliukus. Anksčiau negu tokio dydžio burbuliukai gal neapsimoka jų retinti ir tvarkyti, nes tie mažiukai, kai būna dar mažiukai, tai dalį nukratai. Gal ir nieko blogo, jeigu nusikrato, kad jie nesilaiko, bet šiaip kažkaip nepraktikuoju tokio, reikia truputėlį palaukti, kol burbuliukai bus jau tokie pabrendę. Tokias kekės jau bus galima tvarkyti. Tai šiandien aš norėčiau jums parodyti vieną vynuogę, kaip aš ją sutvarkysiu. Tai yra ankstyva vynuogė, Timūras. Jinai nedidelio augumo. Auga čia pas mane taip link takelio. Tokios jau vynuogės. Kaip matot. Tai čia pagal šitą visą lapiją, aišku, jinai dar bus čia, keliaus, intensyviai auga, matot, kaip čia parodė, yra užlinkę galiukai. Tai jeigu vynuogės galiukas yra užlinkęs, reiškia, vynuogė yra intensyviam augime. Kai žydi vynuogės, tai jos truputėlį mažiau auga. Jau kai suformuoja savo tos uogytės, pradeda augti labai intensyviai. Tai dar dėl įdomumo dėliai, kadangi aš turiu kelis Timūrus, vieną turiu šiltnamyje, čia yra uždaugintas iš lauko. Pirmasis mano buvo pasodintas lauke ir galiu parodyti skirtumą, kaip atrodo ta pati vynuogė tokiu metu, tai yra birželio 17 šiltnamyje ir kaip atrodo lauke. Todėl pauzė ir perinam į lauką. Ta pati vynuogė, Timūras. Ir štai kaip jinai atrodo lauke. Tai čia apie dar žydėjimą nėra ko ir kalbėti. Dar yra visos žiedynai. Laukime ir dar tik žydės. Laukai jau susitvarkiau vynuogės. Jos. Čia gal šešėlis krenta. Nelabai matosi. Bet taip. Visos surištos. Parištos, nereikalingos šakos visos yra iškarpytos, išimtos, išlaužytos. Ir yra tik tos paliktos, kurios man yra reikalingos ir augs. Tai grįžtam atgal į šiltnamį. Tai skirtumas akivaizdus. Ar ne, tarp lauke. Tai ten ta vynuogė, kurią matėte, jie jau yra maždaug 10 metų. 5 metus paeksperimentavęs su labai ankstyva rusiška veislė lauke. Yra vynuogių, gaunasi, aišku, bet jos vėlyvesnės ir netokios kokybės, kaip galima gauti šiltnamyje, aišku. Tai užsidauginau. Šitas daigelis, kaip matot, dar nėra didelis, 4 metai. Bet vynuogių jau jame bus pakankamai. Pradėkim. Turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stiebelių paliktų. Tai 16 stiebelių, tai maždaug 14, pagal tokį jų augumą 14-15 kekių. Kadangi čia kekės yra prie takelio,
jos bus įspūdingos, po to nusims lapai. Tai reikia pasirodyti, pasimaivyt ir visą kitą. Tai mes jų neimsim, paliksim su tokia apkrova. O kadangi ant šitos šakos yra netgi 3, tai va šitą be gailesčio. Sio, nukerpam. Va, taip. Na, dabar važiuojam gal iš kairės į dešinę, kažkaip man patogiau. Tai va, pasižiūrėkim čia. Va, primėgsta begalės kekių. Aišku, paliksim tas, kurios visų pirma kriterijus yra tas, kurios daugiau ant saulės, kad būtų daugiau apšviestos. Išimsim tas, kurios yra gilesnės ir ant silpnų ūglių. Na, tai va, pavyzdžiui, čia tokie ūgliukai. Yra kekelė. Na, bet jinai man tikrai nereikalinga. Lauk. Taip, čia 2 kekės. Viena, matot, didelė ir kita mažesnė. Na, tai aišku, mes tą mažesnę lauk. Ir iškerpam. Išmetam. Taip, dabar žiūrėkim toliau. Čia yra vėl viena didelė kekė ir viena mažesnė kekytė. Tai mes ją lauk kerpame. Vat. Žiūrėkim, kaip čia gausis toliau. Dabar čia. Čia dabar augs didelis stiebas. Jis ten keliauja. Jis nukeliaus, čia jo aukštis bus maždaug 3 metrai. Tai va čia labai gražiai apsišviečia ir viena ir kita kekė. Tai aš ant šito bandysiu abijas palikti. Dabar čia yra 1, 2 kekės. Taip, tai reiškia, vieną reikia panaikinti. Arba dar parodysiu vieną kitokį būdą. Tai va dabar žiūrėkim, va čia yra kekė tokia ir čia kekė tokia. Kaip čia dabar padaryti mums geriau, gal mes tai padarykim. Kad čia į saulėtą pusę labai gražiai abiejai atsisukusios yra, tai aš padarysiu šitaip. Va čia šitoj vietoj. Taip, toj. Tai yra maždaug 1/3 kekės. Op, ir nukerpu. Vat. Dabar čia vėl 1/3 kekės. Nukerpu. Vat gaunu, sumažinu kekės ir gaunu lyg ir mažesnės kekės, bet gausiu didesnės uogas. Vat pabandykit, prisiminkim šitoj vietoj. Aš po to galėsiu jums parodyti, kad tikrai taip yra. Na, dabar čia toliau žiūrint vėl kekė nedidelė, į kitą pusę nusisukus, aš ją visą nukerpu. Vat atrodo didelės kekės, bet tikrai negailėkite jų, tikrai nepagailėkit. O čia vėl yra ant mažo stiebo kekytė, vėl ją nukerpu. Tai va, dabar žiūrėkim, kas čia gaunasi. Čia gaunasi taip, 2 stiebai, 2 kekės, čia gaunasi 2 stiebai, 4 kekės. 4 kekės. Tai va, ta viena kekė man tikrai yra nereikalinga dar. Op, ją kerpu lauk. Gal čia sunkiai matosi. Va, tokios nemažos kekytės, bet jas išmetu lauk. Va, dabar gaunu ką? Čia gaunu. Čia tuščias maitina, čia tuščia maitina. Čia, taip. Dabar žiūrėkim čia. Vėl viena kekė. Gerai. Čia viena kekė. Ir dar, na, čia tokia mažytė, abi kekės iškirpsiu, nes čia labai jau silpnas daigelis, tai iš jo man čia nieko nebus. Tai va, tokiu būdu, iš esmės, va čia tas Timūras, jis jaunas yra, tai man labai gražiai išsikarpė visos. Taip, va dar va čia matau vieną kekę. Ir čia kitą kekę. Tai vat pažiūrėkim, čia tokio, jos abi labai vienodos, bet viena į vidų įaugus, kita į išorę. Tai aš tada va šitą irgi nukerpu.
Va, tokiu būdu visas kekės, čia kitur jau dar nesurinkau. Vat. Mes išgenim. Tokiu būdu paliekam kažkur apie 14 kekių. Ir matysim, kaip augs. Aišku, čia bus kraštas daugiau apkrautas. Gal čia dabar, kai lapija neina labai intensyviai parodyt, kaip tai. Bet esmė yra tokia. Stenkitės, jeigu geras daigas, ta prasme ne daigas, o šitas stiebas, tai ant jo palikti galima ir 2 kekes. Kitos, jeigu galima pritrumpinti. Tiesa, aš dar vieną kekę mačiau, kur aš tikrai norėčiau ją pritrumpinti, parodyti, kaip tai padaryti. Va, yra didžiulė Timūro kekė, ar ne? Tai va, čia aš dabar dar, ne Timūro talismano, atsiprašau, kekė. Tai va, čia aš labai lankvai matau, kur yra didesnės vynogės. Ir va, galiuką čia maždaug ir gaunasi. Činkt ir nukerpu. Tas nukirpimas tikrai nieko blogo nepadaro. Dabar visa energija nueis į šonus, nueis į kraštinės vynogės. Ir gausis tikrai kekė. Jos forma, aišku, gal nebus tokia super ideali, kaip tai turėjo būti standartiškai pagal veislę visą kitą. Bet uogos tikrai bus didesnės, gražesnės. Ir mano manimu, tas variantas čia nieko blogo nepadaro. Tuo labiau, kad aš negaliu, kaip matot, kiek čia tų kekių palikti belė kiek. Kažkokiu būdu reikia riboti. Dabar, kodėl, dar vieną pavyzdį parodysiu, kodėl reikia riboti. Tai vat, Nadežda mano atsigauna po truputėlį. Labai įdomi situacija įvyko. Jeigu prisimenate, žiūrėjot mano senesnės video ankstesnius, kai aš sakiau, kad kai kekėje atsiranda pirmi žydintis žiedeliai, pirmi žydintis, čia reikia labai nepraleisti to momento. Galima prignypti viršūnės. Nes, kodėl? Tada energija eina ne į viršūnės, ne į posūnius, bet konkrečiai į žydinčias kekes. Tai vat parodysiu jums vieną tokį variantą, vat pagal savo rankos dydį, vat šiųmetinės Nadeždos. Čia gamta tai padarė, jeigu pastebėsit, birželio 5 praėjo pro pajūrį šalnos, stiprios. Ir visos galūnėlės, taip kaip jos buvo prisilietusios prie polietileno, jos visos nušalo. Tai buvo tuo metu, kai vynogė pradėjo žydėti. Tik pradėjo žydėti. Tai vat, rezultatas mane tiesiog nustebino. Tai yra arba dėl to, kad vynogė atsigauna, arba dėl to, kad čia gavosi vis tik tas variantas. Tai šitą variantą reikia patikrinti, nesakau, kad jis 100% ir geras, bet šitokio dydžio kekio, žiedynų, aš dar nebuvau matęs. Jau talismanų, sakau, dideli, kokie susiformuoja, uogos bus daug didelės. Bet šitos, po tokios šalnų išdaigos, tai, įspūdinga. Dar tiesą parodysiu, kaip ta kolona, kurią praeitom video mes tvarkėm, kaip jinai didėja, tarsi ištisinis lapas gaunasi. Toks. Auga. Super daug generuoja fotosintezės. Ir manau, tos 2 kekės aš tikrai jų nenuimsiu, leisiu tas 2 kekes augti. Tai va, siūlau stebėti kartu, kaip jos auga. Jeigu video naudingas, subscribe. Visi pirštai nykščiai į viršų ir iki kitų susitikimų.